Va, žiūrėkit, kas įvyksta su to jojo principu arba su puoklėm. Per trumpą laiką, be įpročių keitimo, be psichologinio nusiteikimo, be pasiruošimo ir taip toliau, per badą, per mažą koloražą ir taip toliau, mes lieknėjam išpešdamos riebalus iš riebalinių ląstelių. Organizmas turi vykdyti tam tikras funkcijas ir jis tiesiog ištraukia tos riebalus. Dabar žiūrėkit, ląstelės membrana manoma, kad susitraukia, sumažėja riebalinė ląstelė vidutiniškai per 2 metus. Tai man žiūrėkit, aš numečiau svorį, aš pati esu numetus 12, aš vieną labai gerai skaičių atsimenu, 12 numečiau, 17 priaugau. Ir vat ta ląstelė, tas membrana lieka tokia pat, ląstelė tuščia ir išeina signalai, visas organizmas gi yra sistema, tai nėra, kad čia biški veikia, biški taip, biški naip. Ir gaunasi taip, kad ta riebalinė ląstelė pustuštė, ne, ir jinai prašosi to atstatymo. Ir kas va tada įvyksta? Tada, kada aš jau nustoju laikytis mitybos plano, dietos, bet ką sakau, aš nekalbu apie tas, kuriuom 5-7 kg, imkite pirmą pasitaikiusią dietą ir sulieknėsit. Aš kalbu apie tas, kur yra chroniškas antsvaris ar nutukimas. Ir va tada ląstelė pradeda, kaip aš sakau, šnypšti ir sakyti, klausyk, nu kiek aš galiu būti tuščia. Ir tada pradeda atidėti vėl iš lėto ir jeigu kartais ateina daug cukrų angliavandenių, įsijungia dar insulinas, dar jeigu šnekėkim, kad yra vis tik streso amžius, pasyvus stresas, dar paminėsiu apie jį paskui nutukimui, pasyvus stresas, stabiliai kortizolis eina ir tos ląstelės pildosi, jos vėl gražios, didelės ir mes vėl sveriam tiek pat.